Sveiki, su jumis Eugenijus Pišinskis ir Medžio idėjos. Ir mes toliau tęsim seriją laidų apie pirtį ir toliau apie gultų gamybą. Tai vat, prašom, apžvelgsim, viską parodysiu. Vakaras jau, penktadienis, bet vat padariau, išvaliau truputį, kad paruošti kitam meistrui. Ir jau šičia visas gultas padarytas. Čia yra termobaš. Vienu žodžiu, pasirodo, kad visai kokybiška ir gera mediena parduodama depo. Tai depį nupirkau, vienu žodžiu, tą termobašą. Vienu žodžiu, šitas dailylentės tai pirktas Timber Brolis. Ir visos kitos tai medžio bitės. Tai taip. Tai čia vienu žodžiu. Kas čia yra įdomaus, tai vat čia vat, kai eina linija, jinai suvesta su šita ir važiuoja ir suvesta su šita. Ir vienu žodžiu, viskas. Ši čia nesutampa, nes čia skirtingi pločiai, bet buvo visokių variantų, kaip padaryti tą gultą. Tai va šitas gultas padarytas čia 70, jau vyros 8, o čia jau 20. 1,28 m irgi. Ir kas sueina, buvo labai daug visokių momentų, kaip čia geriau, kas čia geriau padaryti. Tai ar šitą iškišti į priekinę lentą maždaug ant centimetrą, ant 2. Bet paskui buvo labai geras pastebėjimas, kad atsiremt labai gerai, kai vanoja. Ir čia, vienu žodžiu, gaunasi lygiai žymiai patogiau naudoti šitą plokštumą, sakysim taip. Jo, tai va čia viskas susukta ant kamo technologijos, aišku, nematomas, kaip sakant, iš viršaus nėra tų prisukimų ir galima, kaip sakant, lėstis ir būtent ir neprisilėsi prie jokių varžtų. Bet aišku, galima buvo ir kitokių metodų, bet kodėl šitaip dariau, nes čia nebijo ne vandens, čia terasos, tai tokiu būdu montuoja ir viskas yra gerai. Jeigu kitas metodas, tai yra iš apačios su kampukais. Tas su kampukais tai irgi metodas žinomas, viskas gerai, bet pasirinkta buvo šita technologija. Dabar visur irgi praklijuota apačia. Turiu galvoj tas slagis, jos praklijuotas, kad galima būtų, kad vanduo, kuris patenka čia apačioj, per šitas plyšius, o čia, kad jisai negadintų tų lagių. Taip, dabar čia padaryta basto ventiliacija, šita bus pakeista, bus čia padaromas dar kampas, ir tas kampas, ir čia šitas pasislėps, kad užsisukimas bus toks, kaip sakant, tokia klecka. Ir tokiu būdu nesimatys šitos sistemos, basto ventiliacijos. O apačioj jinai paima drėgną orą šaltą ir ištraukinėja jį iš patalpos. O čia, vienu žodžiu, pats pagrindinis aspektas, tai čia termiškai apdorota mediena ir čia termogultas. Ir čia yra labai gerai, nes termiškai apdorota mediena žymiai geriau, sakant, naudoti būtent pirtyje. Čia yra atstumta, plyšiukas yra padarytas, kad visas vanduo subėgtų. Ten yra plyšiukas padarytas ir toliau, kiek kas matė pirmą seriją, žino, kad ten toliau irgi yra plyšys. Ir kur, ar čia pasieksim, matot, šviečia šviesa. Tai ten yra plyšys. Gaunasi, kad vanduo nubėgs ir neužsilaikys. Ten nėra taip, kad gulto pastiprinimas, apatinis gultas, ant kurio viskas laikosi, kad jisai prispaustas būtų prie dailylenčių. Ne, taip nėra. Jo, tik šitoj vietoj paprašė 3 somos, nes rytoj klijuos ant čia tikrą akmenį ir čia dar sumontuos tokios 1, 2, 3 tokios langelius su, čia bus diodai, tokie specialūs, ledai. Ir labai gražios tokios užsakytos, kaip jie vadinasi, stiklai tokie. Tai pamatysit labai, meistras rytoj ateina ir darysim.
Ot, tai čia dabar dar čia irgi tvarkysis. Ir toliau po gultais. Kas yra po gultais? Žiūrim. Po gultais yra per visą ilgį einantis trapas. Toliau čia yra atėjimas basto ventiliacijos, va šitas bus va čia ir į viršų. Taip pasinorėjo, nes čia konsultavosi labai ilgai. Čia dabar eina išėjimas tos basto ventiliacijos. Irgi specifiškai paprašė, kad būtų nelygiai, bet va taip, tarkim, čia žemiausias taškas ir eina į viršų. Ir ten yra reguliatorius, kuris arba pilnai atidarytas, arba uždarai, arba pridarai, arba pilnai uždarai. Ir šį čia, tas trikampis senukuose nupirktas, jis reguliuojasi. Jeigu ką, tu nori, gali pasukti, tarkim, aš parodysiu. Opa, matot, gali iš čia imti, tai aukščiau, gali žemiau, kaip noras yra, tai prifiksuojasi. Labai geras sprendimas būtent basto ventiliacijai, nes kartais būna drėgnas oras žemiau, apačioj, viršuj, ir tu gali pareguliuoti pagal situaciją, matant tą oro srautą. Nu, jaučiant, galima taip pasakyti. Ot, ir viskas, čia ot, yra toks ot, sprendimas padarytas. Dabar čia yra rekuperacija, jinai bus jungiama, aišku, čia dar padarysiu, parodysiu. Jinai bus užsukama, bet jungiama, kada pati pirtis neveiks, kad išsausinti tą visą pirtį, nes visur yra rekuperaciniai mazgai ir rekuperatorius įstatytas visur, tai kad šitas naudoti, tai išdžiovinti, kad, sakant, pirtį. Tai bus pirties momentų užsukamas. Jo, dabar čia bus kolonėlė, jinai va čia. Ir čia pajungimas ledo. Ir ledas eis po apačią, po gultų, aplink. Vot čia visas ledas eis. Vot, ir jeigu žiūrėti visą iš apačios, o taip pat atrodo. Čia vot yra ta juosta praklijuota visur. Ir čia, kaip matot, visa ta apačia. Ir čia svarbiausias dalykas. Parodysiu, kad visur, kur yra šitie vat šachmatai iš apačios, kad atsiremtų galiukai. Dėl to ir šitie interpai yra ir daromi. Šitie, nes visi galiukai, kad nebūtų palaida, o būtų visą laiką pats galas atsirėmęs. Ir čia teko dasukti šitas vat du gabaliukus. Taip vaizdiškai paplatinti, nes galėjau ir išpjauti, kad būtų tokie du platus nepjaustyti. Ir dėl to čia teko dasukti. Bet jeigu ką, čia geras dalykas, gali čia ir ledas eiti aplink visus gultus. Bet čia dar svarsto šeimininkas, ar čia verta, neverta, tai galvos. Vat, tai vat, čia vat tokie momentai, Nu ir, kaip matot, čia vat specialiai, kad vanduo visur praeitų ir išdžiūtų visur, yra padaryta 5 mm visur tarpeliai. Vat, tas tarpelis va čia taip eina ir toliau eina iglutė. Nes gultų pločiai skiriasi ir ta iglutė iki pat galo ir negražu, ir nedavėsi. Taip normaliai, jeigu norą turit, aišku, gali iglutį tą eksperimentuoti, bet tada čia pjaustimų ir gausis čia gabaliukai maži. Tai dėl to pasirinkta toks metodas, kad juosta ir toliau taip iglutė eina gražiai. Nu, pats svarbiausias momentas tai yra tai, kad va, šitas gultas turėtų būti platus ir čia galima bus atsilošti ir kojam į priekį arba taip gult. Ir šį čia vienam žmogui ir čia bus akmenys, galima su nugara čia bus prisilies, nes yra gydomoji savybė, kad akmenys įšyla ir tada irgi, jeigu nugarą skauda, tai labai irgi faina. Tai čia, vat, kas liečiant pirtį ir kalbant apie gultus, tai vat, pagrindinis aspektas čia gultų pločiai,
kai yra labai daug žmonių, kurie skirtingai masto, aišku, koks gultas kam ką reikalingas, tai tokio tipo siūlau pabandyti padaryti, kad būtų toks platus gultas. Čia 1,28 m, o čia 78. Ir čia pakankamai platus. Bet čia 80. Вот. Tai вот, matot. Dabar dar čia vėliau parodysiu. Čia yra džakuzė. Dabar gaminam, darom. Ir čia bus tas terasa. Aplink džakuzė jau yra pagaminta. Ir dabar, o čia bus ir čia terasa, ir čia terasa, ir čia terasa, nes mes gaminam iš skirtingų tų tokių sekcijų. Ir čia bus dar tas to džakuzė, kaip čia pasakyti, užvalkalas, viršutinė dalis, kuri bus slepiama specialia dėžė rojaliniai įvairiai. Ir va čia vat padarysim, čia mažai šviesos, aišku, bet čia dar gaminam. Tai bus kitą savaitę pagaminta, parodysiu. Čia yra, visa idėja yra tame, kad tas čia džakuzė, o čia ta prabangi pirtis. Ir netgi, kaip pastebėt, tos durys, o čia padarytas 5 laipsnių kampų. Tai darant, tai vat visą šitą dar dalyką dar rodysiu. Tai pagrindinis dalykas jau su pirtim, kaip ir yra pabaiga. Dar liko truputėlį aptvarkyti čia vat duris ir uždengti basto ventiliaciją. Viskas. Ir čia jau mes galim sakyti, kad paruošta. Liko tik taip sieną šitą pabaigti, akmenukus šitos. Jau viskas. Ir galima sakyti, kad jau aišku, pačią pečiuką pastatyti, jis jau nupirktas. Ir viskas, galime naudotis, galime 9 kW, atrodo, 9 kW. Tai va tiek, tai šiai dienai tiek, ką norėjau parodyti, tai va, būtent tokį platų, gerą, gražų gultą iš termomedienos. O paskui ir pats pagaminimo sistema, kaip jis pagamintas. Toliau bus serija, kai jau viskas bus pabaigta, kai jau stovės pečiukas, kai jau bus atlašai, kai jau bus uždengta viskas. Ir maždaug po savaitės gal. Ir paskui jau tęsim laidų seriją apie išorinį apdailą šitos pirties. Apie langelius parodysiu, kokie ten tie langeliai. Ir paskui jau priešpirtį, montuosim ten virtuvę, viską. Ir vienu žodžiu, kur darysim aplink tą trapą. Tai tiek. Tai ką norėjau parodžiau. Jeigu kam kokie yra kyla klausimai, prašom skambinkit, domėkitės. Ir tiek šiai dienai. Su jumis buvo Eugenijus Pišinskis, Medžio idėjas. Iki kitų kartų. Sėkmės. Iki.